Ar gegužė yra geriausias mėnuo pradėti dirbti slaugytoju? Atena mano, kad taip. Štai kodėl. Visi mėgsta geras vasaros atostogas, tačiau kartais gali būti sunku rasti pakankamai laisvo laiko ir susimokėti už jas. Darbą pradėję gegužės mėnesį ilsėsitės rugpjūtį, o tai yra puikus metas vasaros atostogoms. Ir jums tikrai nekiltų sunkumų už tai susimokėti. Kitaip nei kiti profesijų atstovai, slaugytojai beveik neturi išlaidų, nes už jų apgyvendinimą ir maistą yra apmokama. Tai reiškia, kad galite sutaupyti beveik visą savo atlyginimą. Atenos transporto kompensacijos dėka jums nereikės rūpintis net kelionės išlaidomis. Per 3 mėnesius galite ne tik užsidirbti, bet ir sutaupyti 5610 eurų. Vasaros atostogos Havajuose ar Karibuose jau nebūtinai turi būti tik svajonė. Ženkite kitą žingsnį, registruokitės į gegužės pamainą dar šiandien ir uždirbkite artimiausiais mėnesiais. Leiskimės į šią kelionę kartu.